Tūkstantis elektriniečių man vėl nariai atsiuntė ryte, kad bėga į ežerą tarša. Ir bėga vėl to pačioj vietoj. Tengi įrengta yra gaudyklės, skirti pinigai. Ir lietaus jokio nėra, negali nurašyti, kad ten nuo gatvės kažkur įbėgo. Reikia iš vis pažiūrėti, kiek į tą gaudyklę ten visko patenka, tai kažkas gal pila tas teplus, nustatinėti, kaip taip skersą dėti ant to ežero. Kiek jau mes galim viešinti, ar jūs galite šiknas ten valdžioje esantis pakelti ne dėl savo asmeninio intereso, ne dėl kyšių, ne dėl, o dėl miesto, dėl mūsų visų, dėl ežero. Aš nesuprantu, visi beviečiai sėdi valdžioje, va Elektrėnų savivaldybė. Kad ten Elektrėnų jūs skersą dėjot ir jums ten viskas svetima, tai senai aišku. Bet jūs gi Vievio ežerą užteršė. Vievio ežerą. Smirda ten kazokiškis savartynas viską pradvokė. Nieko nedavė, jūs vokščiai nieko nedavė. Kas jūs tokie? Kai savo krašto jūs nemylite. Aš jums pažadu vieną, jeigu jūs šiknių nejudinat dėl mūsų ežero, kur pastoviai bėga tepalas ir mes viešinam, ten buvo įrengtos tos gaudyklės tepalų, tie valymo, jūs panaudojat pinigus, aš padarysiu auditą, aš suskaičiuosiu kiekvieną varžtą atėjęs į savivaldybę ir jeigu jis nebus įsuktas ir ten bus prichimyčinta, aš jums išstatysiu sąskaitas. Jūs atsakysit pagal įstatymą kiekvienas, nes jūs mane prierzinot jau iki tiek ir visus elektriniečius, ir visus mūsų narius 1000 elektrėnų. Kad jūs galvojat, kad įpratę 30 metų, niekas nekreips, ateina kažkas. Ne, ateina 1000 elektriniečių. Ir jau su jumis niekas nejuokaus. Už visus va tokius barius erzinimus ir teršimus mūsų miesto, aš viską suskaičiuosiu, viską prisiminsiu ir bus išstatytos sąskaitos. Aš suskaičiuosiu kiekvieną varšą, aš liksiu auditus visų šitų reikalų ir Vievio ežero, ir kitų ežerų, kur jūs naudojat pinigus, ekologijai, ten valymams ir taip toliau. Aš patikrinsiu, ką jūs ten valėt ir ką jūs darot. Nes va taip elgtis ciniškai, kai mes keliamos šiknos, nieks nejudina, bėgate palai ežerą. Negalima. 1000 elektriniečių. Su gyventojais mes ateinam ir mes išspręsim, jeigu jūs nenorit spręsti. Iki.